Bitcoinas juda, jis yra gyvas. Tai ką galim pasakyti, tai turim šitą mažą konsolidaciją, nuo kurios galim bouncint, kur dabar ir esam, bet labai norėtųsi į šitą zoną įlystyti, į šitą demand zoną įlystyti 69,8, 69,4, gan didelę zoną, bet nuo čia galim tikėtis kažkokį tai bounce, bent jau break of structure 5-15 minučių. Nuo čia norėčiau longo, jeigu jį gausim, tikrai paimsim, o jei ne, laukia žemesnės kainos. Tai 3 zonas. Šita zona, antra zona, trečia zona. Tiesiog reikia stebėti kainos kitimus, ieškoti break of structure ir ant pačio pirmo signalo įlysti į longą. O kol kas vis dar esam šorte, truputėlį pozicijos uždarysim, 25 procentai, $278 į kišenę. Ir toliau stebim tiesiog, kas vyksta su Bitcoinu. Įeisim į mažesnį time frame, 15 minučių ir pažiūrėsim, ką mes galim gauti. Nes kol kas atrodo, kad nusimato dar žemesnės kainos.